Pajūrio gyventojai gali ramiau atsikvėpti. Juos gąsdinęs keistas gyvūnas pasirodo yra tik senas nusilpęs šuo. Keisto lokį primenančio gyvūno myslę įminė 12-metė mergaitė. Apie Giruliuose prie jūros klaidžiojantį keturkojį žmonės kalba jau kone mėnesį, bet iki šiol jo niekam nebuvo pavykę sučiupti. Penktokė Armadita keistą padarą išvydo Giruliuose žaisdama su vaikais slėpynių. Nors draugai bandė atkalbėti, mergaitė puolė keturkojo gaudyti. Jisai tiesiog labai lėtai ėjo, kaip meška. Nu, aš sakau, palauktų manęs. Tas vis tiek eina. Nu ir ką, aš pradėjau jį gaudyti. Jisai eina ir aš captų šankaklę pagaunu. Ir jis nieko net nedarė. Nei kando, nei urzgė. Gyvūnų Armadita nebijo. Mergaitė juokėsi, kad jos namai primena zoologijos sodą. Čia auga pora šunų, 3 katinai, keli žiurkėnai, papūgos, žuvytės. Giruliškė sako, mielai būtų priglaudusi ir sugautą keturkojį. Bet mama paragino jį atiduoti į gyvūnų prieglaudą. Apie keistą iš nugaros mešką primenantį gyvūną Giruliškiai kalba daugiau kaip mėnesį. Tačiau gyvūnų globos tarnybos specialistai sako, kad tai paprasčiausia šuo. Pirmiausia, tai mes girdėjom, kad vaikščiojo lokys. Lokio jauniklis, meška, buvom nuvažiavę, nerandam, kadangi miškas Giruliai didelis yra. Tai mes kiekvieni žmonės tai vienoje vietoje, tai kitoje matėm. Tiesiog, darėm prielaidą, kad tikrai vis tiek pagausim. Giruliškių ramybę sudrumstęs keturkojis gyvūnų prieglaudos darbuotojams nekelia jokių rūpesčių. Yra paklusnus ir romus. Nieko, tarkim, kiti šunys loja, tai atgal nieko. Prieglaudos darbuotojų meška vadinamas gyvūnas buvo atvežtas išbadėjęs ir apleistas. Jo kailis nusėtas erkių. Dabar pats galas ant pilno kulkulų yra. Bet šiaip geriausias nori. Gyvūnų prieglaudos darbuotojai įspėja, kad seną šuns mišrūną miške likimo valiai paliko jo šeimininkai. Tačiau sąmyšį pajūryje sukėlęs gyvūnas nuo šiandien turės naujus namus. Jį globoti apsiėmė klaipėdiečių šeima.